Visiškas statybinis gaidys, rekonstrukcijų bajeriai. Rekonstrukcijoje būna situacijų, kai iš brėžinių tu galutinio rezultato nesuprasi ir šiuo atveju irgi mes, kai pasirodėm, mes turim situaciją, kad gegnė eina vidury langus. Mes turim du dalykus, kuriuos mums reikia įspręsti. Tai yra estetika ir kitas dalykas, tai yra per šitą skylę į stoginę pateks drėgmė. Kokie galimi variantai? Stoginės nei pakels, mes neturim galimybės, nes matote, jau iš karto eina stogas ir nuleis neturim, nes mes jau turim žemę. Tai su stoginė mes jau nieko negalėjom daryti, plus tai yra mažesnis nuolydis negu priklausytų. Tam, kad mes turėtume priekyje gražų 2,20 normalų aukštį. Antras variantas – uždaryti langą. Visiškai, jo nėra problemos. Bet šiuo atveju užsakovas sako stop. Langas jau padarytas, viduje remontas padarytas, fasadas padarytas. Į šitos dalykus mes nelendam. Dar vienas variantas – tą dalį, kurioje virš gegnės padaryti kažkokį iš organinio stiklo gaubtą ir uždėti jo, kad nesimatytų. Bet tai yra gaunasi tikrai sudėtingas gaminys ir greičiausia vien to padarimas kainuos tiek, kiek pusė šitos stoginės. Tai tiesiog atsisakėm, nes tai neišspręs mūsų vizualinio klausimo, o dėl drėgmės surinkimo toks labai didelis klaustukas. Ir trečias sprendimas. Ir geriausias statybose, kai negali kažko padaryti normaliai, tada akivaizdžiai parodai. Šiuo atveju mes negalime eliminuoti drėgmės patekimo į vidų. Sakom, tada palikim, tegul jinai bėga. Tai mes padarėm lietaus surinkimo sistemą. Ją suvedėm su stoginė ir su bendra sistema, vanduo tegul bėga, nes puikiai žinom, kad čia yra užkampė ir jo tos drėgmės nebus daug. Ir antras dalykas, kad paslėpti visą šitą grožį, mes formuojam apdailinę sienelę iš tos pačios paduko terasinės lentos ir nieko nematysim, paslėpsim. Tai vat, mūsų užduotis surinkti drėgmę ir paslėpti šitą visą sistemą, padaryti, kad būtų gražu. Taigi, darom sienelę. Let's go! Pirma staigmena, mes čia turim 12 koloną, čia 14 kolonų pločiai skiriasi. Tai reiškia, šitą koloną mes visiškai paslėpsim su medžiu, o šičia mes atsiremsim į šičia. Toliau, kadangi tai yra rekonstrukcija, mes tiesiog orientavomės pagal šitas kolonas, dvi kreipiančios, jokių gulčikų nieko nežiūrėjom, nes čia kampų statmų mes neturim. Tiesiog, kad akiai būtų gražu, su aliuminiu pirminiu karkasu atsitraukiam, suformavom plokštumą ir dabar formuosim aliuminio skersinius. Kągi, karkasą jau turime. Bendras principas, kaip suformavom karkasą. Tai yra, mes pirmiausia dėjom kampus, ant kampų dėjom aliuminius nešant į karkasą. Naudojam tas medžiagas, kurias naudojam į terasai, 40-60 laikantysis, kad galėtume traukti, ir 23 iš 35 terasinės. Terasinį profilį dėjom dėl to, kad mes naudojam paduko terasinės lentas ir mes tvirtinsim su BFX sistema. Tai reiškia, mums reikia griovelio tam, kad tvarkingai ir tvirtai prispaustų pačią lentą. Visi mazgai yra kniedėjami tam, kad tvirtinimas būtų patikimas. Turim karkasą, abipusę bituminę juostą skirtą, užsiklijom čia ir dabar dėsim prieš vėjinę juodą plėvelę, nes mūsų sienelė turės plyšelius. Bum! Viskas! Sienelė baigta. Aišku, kamera įsikrovė ir jūs nematėte, kaip ją sumontavom, bet štai toks rezultatas, toks buvo užmanymas. Mano sekėjų tarpe yra daug nagingų meistrų, daug auksarankių ir šiaip iš prigimties nagingų žmonių. Parašykit komentarus, kokį dar galėjo būti variantai šituo atveju, kai gegnė eina vidury lango. Ačiū labai, kad buvo su manim šį kartą. Spaudžiam laikus, tampam prenumeratorius, širdelės ir iki.